Sveiki, esame Virginijaus Šontos legendinėje parodoje Mokykla mano namai. Šita paroda jau turi nuo pat pradžių savo savarankišką istoriją, bet šiandien norėtųsi pašnekėti išplečiant kontekstus, įeinant į kitus rakursus, šiek tiek kitaip, šiek tiek plačiau ir šiek tiek su didesne vizualinė intriga. Tai, ką mes čia matom ir kas mums yra siūloma matyti, tai, ką mes turim savo matymo patirtį, tai yra tų specialiųjų poreikių mokykla, kelios mokyklos, iš kurių Virginijus Šonta ėmėsi savo vizijų, sėmėsi vaizdų, atvaizdų, kūrė, montavo, projektavo savo strategijas. Ir šita paroda yra geras būdas, tinkamas kriterijus pakalbėti ir apie tai, kas vadinama emocijų fotografija, ar tai, kas vadinama emocinė raiška pačioje fotografijoje. Virginijus Šonta viena vertus sugebėjo pasinaudoti situaciją, nes tuo metu, tuo laiku kitų galimybių gal ir nebūtų buvę, apie tai jau yra kalbėta, bet jo darbuose, jo fotografijose yra gausu tų stichiškų, iš anksto neparuoštų, iš anksto nepasirengtų situacijų. Ir tradicinė prasme mes čia regim susitikimus, tačiau šitie vizualiniai susitikimai yra tuo pačiu per brūkšnį vizualiniai mentaliniai susitikimai. Mes čia jaučiam ne tik elementarias išraiškas, jaučiam ir sudėtingesnės išraiškas. Štai, kad ir tas portretas išraiškingas, būdingas, pratisa raiška mums pateikta susitikimo vaizdas, kur mergaitė žiūri kažkur kitur, netiesiai į aparatą, netiesiai į objektyvą. Ir ta štai emocinė nuotaika, štai tas emocinis susitikimas, brandumas mus iš karto pradeda trikdyti. Tie vadinami gyvenimo nuskriausti žmonės, likimo aplinkybių izoliuoti žmonės, atsidūrę čia šitoj izoliuotoje aplinkoje, jie tarsi yra pažymėti kažkokiais negatyviais ženklais, jie tarsi savaime socialinė prasme jau yra dalis socialinių stigmų, dalis neišugdomų kriterijų, neišmokomų pastangų, dalis neįsisavinamų įgūdžių, tai kas vadinama socialinė negalia. Jeigu mes emocinę prasme pažvelgiam į socialinę negalią šiek tiek kitaip, ne per negaliu principą, o per priešpriešą, per prieštarą aš galiu, tai Friedrichą Nyčę pasitelkus ir jo somatinę, fiziologinę filosofiją pasitelkus, negalia yra labai riboti akcentai ir stigmos nėra visuminiai tam tikri ženklai, o tai yra greičiau dalinis, gerokai patogesnis institucinė prasme, socialinė, kultūrinė prasme ar netgi antropologinė prasme neturimas bruožas, neturimų savybių visuma, bet greitai, parankiai susumuotas tam tikras faktų rinkinys, katalogas. Ir šitie Virginijaus Šontos vaizdai, žengiant toliau, ką jie mums rodo, kad štai, kad reikim prie šito štai vaizdo, kuris atrodytų greitojo laiko skubaus žvilgsnio principų tik kaip visiško bejėgiškumo, stichiško bejėgiškumo, sutrikimo, pasimetimo, negatyviaja prasme bruožų rinkinys, bet iš tikrųjų čia mes matom ne vien kažkokią stoką, čia mes matom tam tikrą emocinį perteklių. Tik šitoje vietoje iš karto mes susidurėm su kita problema. Mes emocijas
linkę laikyti parankiom emocijom ir emocijas esam linkę laikyti neparankiom arba destruktyviom emocijom. Šituose atvaizduose nereikia ieškoti destrukcijos, reikia eiti nuo stokos, priskirtos, deleguotos stokos į tą turimą emocinį perteklių. Vadinami trūkumai, vadinama negalia, sovietmečių vadinami defektai, įgimti ar įgyti traumos, prigimtinės, genetinės traumos ar kažkokiais kitais pavydalais įgyti bruožai, savybės, dar kažkokie charakterio bruožai. Visa tai yra dalinis stigmuotas žymėjimas, stigmuotas šnekėjimas. Jeigu mes čia matom ne stoką ir perteklių, mes čia matom be galo sudėtingas ir be galo atviras išraiškas. Virginijus Šonta kaip fotografas, grįžtant prie jo, nuo pamatinių dalykų prie paties fotografavimo, nes yra, pradžioje dėlėtų dar įsiterpti ir įvardinti, kad fotografija yra ta trejybė, yra autorinė šviesa, autoriaus šviesa, fotografijos šviesa, fotografavimo šviesa, visos tos trys šviesos sukuria štai tą trejybę. Yra pati fotografija, yra tai, kas yra fotografuojama abipusiškumo prasme, kas atsiduria ir kas neatsiduria atvaizde, ir yra sunkiausias dalykas tai, kas yra fotografiška. Bet kitą dalyką toj vietoj dar dera pridurti, einam toliau, kad ta emocinė raiška, tas emocinis sudėtingumas, tie visi išraiškų, štrichai, bruožai, šviesa, šešėliai, pavydalai ir dar kažkas, kas lieka slėpiniu, tai yra ne kažkokios gelmės, ne kažkokie kiaurai prasmengantis dalykai, tai yra visa ta atvaizdo vaizde visuma, kuri nėra susumuojama. Vadinasi, žiūrint į fotografiją, pagrindinė užduotis yra ne žiūrėti kiaurai, ne, kaip minėjau, kažkur prasmegti, nugrimsti, išeiti į tai, kas yra už fotografijų, o likti pačioj fotografijai, išsilaikyti kuo ilgiau fotografijos paviršiuje. Ką visą tai reiškia? Virginijus Šonta įrodo savo pavyzdžiais. Išsilaikyti paviršiuje vadinasi rasti štai visas tas ir technologinės, ir gamybinės, estetinės žymes. Šita paroda buvo konstruota ir projektuota taip, kad tie vaizdai, atvaizdai nebūtų išvalyti nuo tų visų pastangų, o tos visos pastangos yra jau gamybiniai, estetiniai vaizdo ženklai. Bet aš noriu kalbėti apie kitą dalyką, štai kad ir toj fotografijoje, va tas išraiškingas susitikimas, ta vedlio atsitiktinai pagauta ranka, ta štai virš tų mergaičių atsidurianti šviesa, tos praviros durys, tai yra begalinė dinamika, bet čia dar vienas akcentas. Toj begalinėj dinamikoje iš karto mes ieškom įpročių savo emocinių išsilavinimo, išsiugdymo, remiami, skatinami, projektuojami, ieškom tam tikro teatrališkumo. Henri Maldinė, prancūzų legendinis 20 amžiaus filosofas, jisai siūlo kitą intenciją. Jisai siūlo emocinėme pertekliuje ieškoti hiper arba super jausmingumo, ekstatikos, o neieškoti vien kažkokios nudailintos, nuglaistytos, grinai teatrališkos raiškos. Fotografija formaliaja prasme yra gyvenimo scenos ir Virginijus Šonta įveda į mokyklos, abiejų mokyklų tas stichiškų susitikimų scenas ir čia galbūt nėra tiek daug tiesioginių pastangų jo paties, kiek yra ieškota ir surasta tų savaime įvaldytų turimų pastangų, štai kad ir šitas atvaizdas.
Virginijus Šonta mus įveda į žaismės ir žaidimo sąveikas. Ką tai reiškia? Emocinė prasme, nuo Aristotelio per Šilerį, per Johaną Huizingą, ką mes žinom apie žaidimą. Žaidimas yra tam tikras mimezės procesas, kartotės procesas. Aibė veiksmų mes esam išmokę, aibė mūsų elgesio yra kažkieno poveikis, kažkieno kartotė, tam tikrų matytų, regėtų, įtakotų ar pasąmonės padiktuotų vaizdų. Fotografija štai ir yra keistas produktas, moderni fotografija, kad fotografijoje veikia optinė pasąmonė, bet ta optinė pasąmonė yra ne tik kažkas dirbtinai ar perdėtai psichologizuota, čia veikia ir technologinė pasąmonė. Ir Virginijaus Šontos ta autorinė šviesa ir nuveda į stichišką raišką. Grįžkim prie žaismės ir žaidimo santykio. Čia mes matom absoliučius spontaniškus žaidimus, bet mes nematom visos žaismės. Kitaip tariant, visa vizualinė žaismė yra kažkur kitur ir mes čia matom ne iškarpą, ne fragmentą, ne segmentą, mes čia matom begalinį veiksmingumą, jeigu kompoziciškai ratu čia bandom įsitraukti, įsisukti į tą veiksmų sumą nuo tų dviejų personažų, nuo tų dviejų pagrindinių čia veikėjų, mes matom be galo išraiškingas scenas. Bet tos scenos, čia prieinam prie pirmo paradokso, tos scenos mums yra nesuprantamos, tos scenos mums yra nepatogios ir mes nuo tokių scenų esam linkę nusišalinti. Represinė autoritarinė sistema, vengdama bet kokios rezistencijos, vengdama bet kokio pasipriešinimo, neigė ne tik gilinimąsi į pačias emocijas, bet trynė, retušavo, ignoravo arba slėpė tas emocijas, kurios yra nepatogios emocijos. Šitos emocijos yra nepatogios emocijos daugeliu prasmių, bet šitos emocijos rodo, kiek institucinis tramdymas, kiek institucinė izoliacija, kiek žmonių bruožų, savybių slėpimas arba neigimas turi atvirkštinę galią. Lietuvoje bandė šalia Virginijaus Šontos atskirtuosius, nuskriaustuosius fotografuoti, bet išeidavo arba dirbtinė režisūra, siurrealizmas, ta plačiaja to žodžio prasme, arba būdavo kažkokios izoliuotos scenos. Virginijus Šonta, atkreipkim dėmesį čia į tuos vaizdus, nekuria tų izoliuotų scenų. Čia yra daug tos stichiškos pasaulio žaismės, o žmogaus socialiniai žaidimai, žmogaus emociniai žaidimai, žmogaus visas spontaniškumas, lietuviškai savaimingumas, kas yra kūrybos ir laisvės bruožas, tai yra pačioj žmogaus duoty užduotas arba duotas žaidybinis pradas. Ir tie žmonės, tie vaikai, tie personažai, turintys vadinamas ribotas raiškos galimybės, sakytume, mandagiau šnekant, limituotas raiškos galimybės, rezervuotas raiškos galimybės, jie sukuria savo žaidimus, jie įsilieja ir jie pasiekia tą gamtos stichijų, šviesos stichijų, permainų žaismę. Ir Virginijaus Šontos pastanga, Virginijaus Šontos intencija matyti ir yra parodyti štai kompozicinę prasme ir dinaminę prasme tos žaismės kilmę, tos stichiškos žaismės ir stichiškos laisvės, stichiškos savikūros, kaip šiandien moderniai yra šnekama, ne išraiškas, bet apraiškas. Virginijus Šonta eina į susitikimus be didesnio pasirengimo ir štai prie to vaizdo įspūdingo mes prieinam, prie to vadinamo išplaukiančio vaizdo
save paslepiančio vaizdo ir panašiai, bet derėtų atkreipti dėmesį, kiek tuose veiduose yra gyvų bruožų, kiek tuose veiduose yra gyvybinės pastangos, kiek tuose veiduose yra plačiaja prasme vitalinės pastangos. Ir kiek tos emocijos nėra slepiamos, bet rodomos. Totalitarinė, autoritarinė sistema neigiamas emocijas slėpė ir tai bandė valdyti, unifikuojant, šalinant, kaip jau minėjau, nebuvo leista gilintis į kažką, nebuvo leidžiama rodyti savo gelmių, nebuvo galima rodyti vadinamų nepatogių arba negražių išraiškų. Gali kilti klausimas, einant toliau, kas tose fotografijose iš tikrųjų yra tas vizualinis grožis, ne vien estetinis grožis, kas čia ta mums suprantama daiktiniai, dalykiniai, kulinariniai, nudailinta, kabutėse iščiustyta dailumą viršyje ir peržengia kaip tik visa ta stichiška žaismė. Ir tie žmonės, tie izoliuoti, uždaryti internato aplinkoje, tie tramdomi, varžomi, visapusiškai negalintis ar nemokantis save atskleisti, jie rodo absoliutų perteklių. Štai tas įspūdingas vaizdas. Jeigu mes einam iš kairės į dešinę į kiekvieną iš 3 tų langų, mes čia matom be galo sudėtingų išraiškų enciklopediją. Bet ta enciklopedija nėra panoptikumas kaip kunstkamera, kaip patologijos negatyviaja prasme rinkinys. Fotografijoje 3 bruožai, matyt, Virginijaus Šontos atžvilgiu dominuoja ir dabar pereisim tuos 3 bruožus. Patologiją paminėjau, patologija kyla iš žodžio patos. Patos pirminė prasme nuo antikos laikų reiškia patį aistringumą. Kaip jau minėjau, čia mes matom gyvybinę aistrą, amžiaus tarpsnio padiktuotą aistrą, gyvybingumą, spontaniškumą ir žaismingumą, bet čia mes matom gerokai sudėtingesnius dalykus. Štai vieni iš pačių turbūt subtiliausių ir vieni iš pačių išsamiausių, labiausiai pripildytų vaizdų arba atvaizdų, tie žmonės, kurie atrodytų visiško savarankiškumo neturi, yra valdomi ribotų galimybių, ribotų sąlygų, ar jų veiksnumas yra ribotas, kiek jie čia rodo visapusiškos pilnaties. Vadinasi, nuo patoso mes einam prie etoso. Socialinis etosas, socialinių įpročių visuma, net izoliuotos, ribotos, neintegralios, o dalinės erdvės ta visuma palieka žmogui elgesio laisvę, nuotaikų laisvę, nuomonių laisvę. Ir per tą laisvę žmogus, štai tie vaikai vis dėlto sugeba save pateikti, sugeba save atskleisti, o ta viršutinė kairėje pusėje esanti fotografija. Tai nėra tas nudailintas Lietuvos fotografijos mokyklos žydinčių laukų, žydinčių be kompromisių, be konflikčių vaizdų, reiškia, katalogas. Čia yra gyvas veiksmas, bet tas gyvas veiksmas nėra režisuotas. Virginijus Šonta pasitinka išraiškas, bet to viskas nesibaigia. Žiūrovui, suvokėjui, tų fotografijų stebėtojui ar žmogui bandančiam suprasti tas fotografijas, Virginijus Šonta iš tų vaizdų ir atvaizdų tuose vaizduose nuveda į tam tikras socialinės ištiktis. Vadinasi, kas nutinka ir kas ištinka yra skirtingi bruožai. Nuotykis tai būtų kažkas šaunaus, nuotykis tai būtų kažkas medijų prasme dirbtina, iškarpyta, režisuota arba sumodeliuota. Tai, kas žmogų atvaizde pirmiausia ištinka, o čia mes matom absoliučias ištiktis, tai yra jo arba jos, jų gebėjimų
galimybių, savybių visuma, kuri nėra susumuojama. Va tas vizualinis etosas, į kurį nelabai yra norima gilintis, etosas yra ta apibrėžtis, mus nuveda į kitą klausimą. Fotografija yra rėmai su esamų rėmų, numanomų rėmų, bet fotografiniai rėmai atsiremia į socialinį rėminimą, vizualinį rėminimą, mentalinį rėminimą, estetinį, technologinį, galima vardinti būtų be galo. Virginijus Šonta pateikia tą ir sudėtingą, pripildytą, sodrią foninę raišką. Pats fonas čia kartais sako ir papildo tai, kas čia yra galbūt nutylima, tik užsimenama arba menama tik tai. Bet sako gerokai daugiau. Nu, štai einam irgi prie kitos įspūdingos scenos, mokyklos tas mokomasis daržas arba sodas, kur tie mokiniai socializuojami ir jie mokami su gyvaja gamta, augalais, daržovėm, kitokia kažkokia agrarinė atributika elgtis, bet čia mes matom fone tą didžiulę raišką tos nepritariančios, trupančios, yrančios, pasitraukiančios tikrovės, kuri nėra tik destrukcijos bruožas, tai yra tas atraminis bruožas, žmogaus gyvenimas nėra nei gryna organika, žmogaus gyvenimas nėra nei gryna mechanika. Žmogaus gyvenimas yra bandymas save stichiškai surasti, save stichiškai suprasti, save stichiškai organizuoti. Va ta socialinio etoso, vizualinio etoso prasme, eikim prie kitos fotografijos, pačios kompozicijos čia yra pastanga save pateikti, pastanga save pristatyti, vadinasi, kokia bebūtų žmogaus biografija, kokia bebūtų žmogaus lemtis, kiek tas žmogus bebūtų tramdomas, varžomas ar panašiai, emocinis noras save pateikti, save pristatyti, save prezentuoti plačiaja to žodžio prasme, reprezentuoti save to plačiaja to žodžio prasme yra didžiulė pastanga ir čia mes matom štai fotografija padalinama foninės šviesos tarsi į du atvaizdus, nors tai yra tik projekcija tolyn į sienos kažkokį kampą, valgyklos ar valgymo patalpų kažkokį kampą. Eikim toliau, dar viena irgi mokytojo, pedagogo ranka uždėta ant valgančio žmogaus galvos, ta štai žinomas klasikinė prasme palaikymo, laiminimo ženklas ar panašiai. Tačiau, kada žiūrim į tą atvaizdo apačią, mes matom tos išraiškos sudėtingumą ir matom, kad nepakanka vien to išorinio palaikymo, palaiminimo. Pats žmogus, jaunas tokio amžiaus žmogus, jis ieško būdo save išreikšti, save palaikyti ar panašiai. Nu štai dar tokia ekstravagantiškesnė scena ir panašiai. Jeigu mes einam nuo tų štai metalinių lėkščių ir kylam nuo tų lėkščių aukštyn kartu su ta šviesa arba su ta šviesa nusileidžiam į tas atspindžių ištakas, mes čia matom visą socialinės žaismės, socialinės kompozicijos, vėl stichiškos atsitiktinės rikiuotės, epicentrą, dramą ir kitus dalykus. Dar viena štai iš gamybinių patalpų vaizdas, kur Virginijus Šonta nukreipia žvilgsnį kažkur į šalį, leidžia pačiai kamerai vaizdui nusistovėti, leidžia pačiam vaizdui ateiti į atvaizdą ir leidžia ieškoti kažkokių papildomų kriterijų. Žengiam prie trečio komponento, prie logoso, minėjom, atvaizdas
fotografinis atvaizdas, yra patosas, yra aistrų rinkinys apraiška, atvaizdas yra etosas, atvaizdas yra socialinė emocinė konvencija, įpročių tam tikra visuma nesusumuojama ir tai yra apibrėžtis. Įrėminta ir įrėminanti apibrėžtis. Virginijus Šonta kaip fotografas eina nuo išankstinio socialinio, mentalinio įrėminimo, ideologinio įrėminimo, plačiaja prasme vadinkim taip, prie tų mikroscenų, prie tų mikroįvykių, kurie yra galbūt stichiškai prasidedantis, pasibaigiantis, bet jie yra be galo reikšmingi. Nu, štai ta be galo subtili, be galo talpi išraiška, asimetriška išraiška, kur visa emocinė ornamentika, o fotografija yra vienokia ar kitokia prasme ornamentika, socialinė, politinė, ekonominė, dar kitokia ornamentika nusidriekia ir į išraiškas, ir į foninę raišką. Kulminacinė stichiška raiška rodo tas triptichas tų visų žaidybinių stichiškų santykių. Liudviko Wittgensteino yra ta mintis, ko negalima pasakyti, tą galima parodyti. Net ribota žmogaus verbalinė išraiška nepaneigia turimos stiprios emocinės išraiškos. Ir kartais perteklinėse, išskirtinėse, pikinėse, kulminacinėse situacijose raiška, vizualinė raiška, ypač fotografijoje, nestabdoma, netramdoma raiška, jinai pasako daug daugiau. Virginijus Šonta ir operuoja tą stichišką, nepertraukiamą, nesikišamą raišką. Invazijos iš čia nedaro, arba jeigu daro, tai matyt labai minimaliai, tik ieškodamas atstumo, tik ieškodamas savo fotoaparato atramai tam tikros vizualinės, mentalinės vietos ir nedaugiau. Tas, kas mums čia būtų įprasta prasme, suprantama, grumtynės, peštynės, iš tikrųjų visa tai yra ta emocinė apykaita ir visa tai yra ta emocinė apyvarta. Vadinasi, jeigu totalitarinė visuomenė unifikuodama, suvienodinama, tramdo instituciškai ar represyviai ignoruoja bet kokią spontanišką raišką, Virginijus Šonta rodo, kiek tos spontaniškos raiškos tie likimo gyvenimo izoliuoti, nukreipti, nuskriausti žmonės turi. Mes čia matom tą emocinį rezervą, kuris savaime yra išraiškingas. Žengiant toliau mes matom labai irgi panašias scenas, tiesioginio žaidybinių scenų apraišką. Tie visi vaikai, tie visi moksleiviai, jie lygiai taip pat nori žaisti, jie nori emocinių permainų, jie nori būti siekėjais, laimėtojais, jie nori varžytis. Va tas socialinis graikiška prasme agonas, tas varžytuvių nuotaikos ar nuostatos patosas, jisai ateina ir artėja prie tam tikrų vizualinių esmių. Kalbėjom apie trečią komponentą, apie logosą. Nu štai ta irgi be galo įspūdinga, išraiškinga, talpi visuma, kiek čia yra pastangos susikaupti, kiek čia yra pastangos save surasti arba surinkti, kiek ta pastanga neišsipildo, tiek Virginijus Šontas savo pagautą tą emocinę kompoziciją visą tai užpildo arba pripildo. Eikim dar toliau. Matom iš visiškai stichiškos reljefinės raiškos atsirandančias kompozicijas,
kurios yra tarsi nuskandintos, nugramzdintos pačių gyvenimo ritmų. Ir einant per tuos gyvenimo ritmus mes randam pozas arba išraiškas, kurios nėra, kaip minėjau, surežisuotos, nėra repetuotos, o tai yra paties gyvenimo pozos. Ir poza tada jinai turi tą abipusiškumą. Į tą pozą ateina visa emocijų sąranga, į tą pozą ateina visa retorinė sąranga ir, kaip minėjau, ko negalima pasakyti, tą galima labai įtaigiai, labai vaizdžiai parodyti. Žengiam toliau. Nu štai vėl su visom autoriniam žymėm, su visais autoriaus matyt pirštų rankų pėdsakais neišvalyta, neretušuota, neredaguota atvaizdo projekcija ir toj atvaizdo išraiškoj mes čia matom tą tokį tarsi nestabilų, nebaigtą judesį, bet tai iš tikrųjų yra pastanga šituo vizualiniu gestu išskleisti save esamoje erdvėje, kiek ta esama erdvė bebūtų saugi, patogi arba nepatogi. Žengiam toliau. Štai tas šalutinis pakraščio vaizdas šalia tos kaskadų judesių ar panašiai. Kiek čia yra tos išreiškiamos, kiek čia lieka tos neišreiškiamos pastangos yra kitas klausimas. Visa ta ekstatika, gestų, judesių, veiksmų, laikysenų, ekstatika, situacinė ekstatika, jinai yra pastanga ir pateikti, pasirodyti aplinkai, pasauliui, perteikti save, pristatyti, papasakoti apie save savo emocijom. Iš kitos pusės čia yra visas rezervas, kuris yra pilnai neišreiškiamas. Dar labiau išraiškingesnė scena, absoliučiai anuo metu buvęs matyt nepatogus, nesaugus rodymo būdas, didaktinė prasme, konvencinė prasme, nes tai veda į nesaugų elgesį ar neprognozuojamą elgesį. Bet iš tikrųjų tokia scena jinai rodo absoliutų perteklių. Žmogiškos pastangos sudaužo, sutrupina kaip tą dėžę visą tramdančią, varžančią tikrovę ir prasideda absoliuti raiška. Nu štai einam prie dar didesnės kulminacijos, kur visa šviesa iš kairio fono, rembrantiška šviesa, kryžmai nusileidžianti, nusidriekianti į apačią, rodo tą lydintį foną, kuris tuos žmonės, tuos vaikus, tuos moksleivius dar geriau supranta negu anuometinė visa socialinė aplinka. Nu, dar kita kulminacija, žaismė, marškiniai užrišti ant kaklo, tam spontaniškam judesy įsiūbuoja taip, kad mes čia angelą pamatom. Tiek reikia įsisupti, tiek reikia įsiūbuoti, kol išauga sparnai. Dar kita kulminacija, šuolis, pakilėjimas ir tas štai fonas. Jeigu atkreipsim kairėje pusėje į tą kulminaciją, yra tas tarsi savaime nutrūkęs lietvamzdis ir tarsi tie medžio šešėliai leidžiasi, arba priešingai tie medžio šešėliai bando persmelkti, uždengti, sukurti savo raišką. Dar kita kulminacija, šešėlių teatras, kuris tarsi foninį teatrą, gyvenimo teatrą paneigia arba papildo tą žemutinę išraišką arba viršutinę išraišką. Ir jie patys yra savų veiksmų inscenizuotojai, jie patys yra savų veiksmų
režisuotojai, jiem nereikia dirbtinio estezio, jie turi savo jutimą ir jie turi savo jutimiškumą. Per jutimą ir jutimiškumą jie turi savo jautrumą. Virginijus Šontas šitoje vietoje mus priveda prie vizualinės jautros. Ta vizualinė jautra ateina per situacinės ištiktis, ta vizualinė jautra ateina per neprognozuotas kulminacijas. Nu ir štai prieinam prie tos galerijos. Ir čia mes matom kaskadą pačių sudėtingiausių veidų, išraiškų ir tokiu būdu tai yra tarsi Virginijaus Šontos kvietimas į susitikimą, į dialogą, o dialogas, kaip žinot, yra dviejų ar kelių skirtingų logosų, esmių, sueities, sutikties, sutiktuvių ar ištiktuvių vieta. Čia tos sutiktuvės kai kur yra absoliučios ištiktuvės, kai kur tai yra absoliuti kulminacija, kai kur tai yra tos pastangos, kurios plėšo, drasko, išveda iš bet kokių suvaržymų, sutramdymų, bet kokių standartų ir panašiai. Na ir keliaukim prie dar kelių atvaizdų. Galima ir čia ties tą strategiją atsidurti, kur pati ta erdvė tų emocijų yra sudraskyta, suplėšyta, pažeista, pažymėta, subraižyta, nutrupinta ir tas užrašas, jis yra simptomiškas užrašas, arba tas pakibimas, jis yra simptomiška užuomina į tą ženklų visumą. Einam prie viską apibendrinančio vaizdo, kur parodos rengėjai, kuratoriai paliko tą vaizdą kaip viską apibendrinantį. Čia yra ne tik mažo žmogaus, ne tik mažų emocijų konfliktas ar kontrastas, tai begaliniai aplinkos pastangai, dabartinė ta aplinka ten jau toj mokykloje yra gerokai pasikeitus ir daug kas ten yra užstatyta, bet žiūrint į tą atvaizdę esamą aplinką, mes matom į šešėlio pasitraukimą, matom į medžių šviesą, kuri nusidriekia, palaiko arba laimina savotiškai, emociškai tą minimalią pastangą. Ir matom tą judesį, kuris yra gyvas judesys. Kitaip tariant, nepaisant kokia baisi, žiauri, nepatogi ar nesaugi tikrovė bebūtų, žmogaus emocinis registras, žmogaus aistros ir pagrindinė aistra, gyvybinė aistra, kiek to žmogaus pastangos bebūtų vidinių resursų ribotos, lemties nukarpytos, pažeistos ar panašiai, ta pastanga visada yra gyva pastanga ir ta pastanga visada yra nugalinti. Negalia, stigma, trauma, kažkokius kitus dalykus, kur čia visas rinkinys, matyt, kiekvienam tam asmenį būtų duotas ir įgytas ar dar kažkokiu būdu gautas. Visa tai yra socialinė duotis, bet ta socialinė duotis virsta iš negalios galia, kada išsilaisvina valia, o valia išsilaisvina tada, kada nubunda emocinės galios, kada gestai, išraiška, pastanga, dinamika, judesys savo pačiam pasako, aš galiu, aš sugebu, aš moku, o svarbiausia, aš esu. Esu nebūtinai taip, kaip atrodau, esu taip, kaip aš save moku arba gebu pateikti. Einam prie tam tikro apibendrinimo ir tą apibendrinimą norėtųs pradėti štai nuo to šrifto,
kuris paženklina tą parodą, ta juodai balta fotografija, jinai nėra spalvų begalinė gama, yra juodai baltoj fotografijoje tarsi minimali šviesos rašto gale, bet iš tikrųjų ir blankios, blyškios ar labai jau ne emociškai turtingos spalvos daug ką pasako. Va tas štai šriftas kaip betono raštas, žymintis ir pavadinimą, ir autorių, ir datą, kada buvo ta mokykla fiksuojama, kada buvo dirbama, žymi tai, kad menininko, fotografo pastanga yra sudėtinga pastanga. Šiandieninis šiuolaikinis menininkas nebeieško esminio momento ir šiandieninė fotografija, anot Andrė Rūjė, atsiduria tarp dokumento ir eksperimento. Toks būtų pirmas reziumuojantis pastebėjimas. Ką visą tai reiškia? Visą tai reiškia, kad ir tiesioginis dokumentavimas labai dažnai įneša išmonės fikcijos ir tai, kad Virginijos Šontos atveju tiesioginė reportažinė akistata, jinai virsta begalinė išmonė, begalinė improvizacija ir panašiai. Einant toliau, gyvenimo aplinkybės, atsitiktinumai mane į tą Šiauliuose esančią spec mokyklą yra nuvedę. 1,5 metų man ten pačiam yra tekę dirbti, aišku, dirbti budėtojo darbą, ne auklėtojo, ne pedagogo darbą, bet yra tekę bendrauti gausybę laiko su tais vaikais ir besimokančiais ir baigiančiais mokyklą, tuo laisvu laiku, kada jie yra tokie, kokie jie yra, kada koridorius, foje, dar kažkokia atvira vieta, nėra ta represuojanti, tramdanti ar režisuojanti vieta. Ir ten, tose sąveikose, tose pokalbiuose, tos jų vadinamos kabutės ribotos emocijos parodė, kad tos emocijos labai dažnai save viršyje, kad ta ribota galimybių visuma turintis ar esamas minimalus rezervas save viršyje ir kad jų pastangos, jų smalsumas, jų išradingumas emocinė prasme, kaip bet kurio kito žmogaus, yra ir šiandien didžiulis proveržis, yra ir šiandien didžiulė pastanga išsilaisvinti, didžiulė pastanga save nukreipti, save nustatyti, save pateikti ir pastanga save rasti tame jiem dar keblesnėme, sudėtingesnėme pasaulyje.